Ar turit namie prailgintuvą? Aišku, kad turit, kas namie neturi prailgintuvą. Ar įsivaizduojat, kiek jisai vatų atlaiko? Aišku, kad ne. Kam įdomu, kiek prailgintuvas vatų atlaiko? Supaprastinus, vatai yra energijos kiekis per sekundę. Arba kitaip tariant, su kiek energijos jūsų prailgintuvas gali susitvarkyti kiekvieną sekundę. Pavyzdžiui, savo namie turit prailgintuvą, kuris gali susitvarkyti su 1400 vatų. Kažkas iš namiško sugalvoja prailgintuvą iki iš savo nešiojamo kompo pakrovėjo. Pirmi 200 vatų. Kažkas iš namiško sugalvoja įsijungti plaukų tiesintuvą. Hupau! Papildomi 600 vatų. Viskas dar atrodo normaliai. Iki kol kažkoks beprotis užsimano arbatos. 2000 vatų. Aišku, nepamiršot, kad jūsų prailgintuvas atlaiko tik 1400. Jūsgi atsakingi, aišku, kad nepamiršot. Ne? A ne? Ties virduliai jungimų yra 2 scenarijai. Arba jums namie išmuš saugiklį, arba arbatą galėsit šildytis ant laužo, kuris kils iš jūsų prailgintuvo. Tada apsidrausti su Lietuvos draudimu yra paprasta, bet už protingus pasirinkimus vis tiek atsakot patys. Dabar ką jūs turėtumėte daryti, tai eit pasitikrinti tuos skaičius ant prailgintuvo.